Na ką, draugai, pirmasis pasakojimas, pirma kelionė, žinia, kai apskriejo jau, kad, žodžiu, va tokį dalyką padarys, supirkinėsim tos namukus ir pasiūlysim lietuviam, jau iš karto viskas padaryta, net ir su darbo vietom. Nes tikrai patikėkit, nepijokam, darbo visada yra. Atvažiavau vietinę seniūniją, pasižiūrėsiu, ką ten man pasiūlys. Kaip ir sakiau, atvažiavau dabar į seniūniją ir man net pasiūlė 3 namus įsigyti už 45 rublius, 15 eurų. Ką tai reiškia, kad dabar aš juos visus pravažiuosiu, juos visus parodysiu, kokios būklės. Žinoma, pasakė, norinčių yra daugiau, reikia dalyvauti aukcione. Ir pabandysim sudalyvauti. O dabar važiuojam, parodysiu visus 3 namus, kuriuos bus galima įsigyti. Tai va tiek žinių, važiuojam. Taigi, atvykau prie pirmojo namuko. Na taip, apleistas, reikia prižiūrėti, bet namukas stovi. Mūrinis, reikia sutvarkyti teritoriją. 25 arai. 25 arai sklypas, čia visas toks apaugęs apžėlės, matot. Ranką reikia pridėti, bet kai perki namą už 15 eurų, reikia suprast, kad tai nebus suklotas pas tave marmuras. Tai va, čia per tvorą galima matyti, ir dar šuns būda kainoje, matote. Tai va, tai toks jau maždaug namukas, matot, kaip jisai atrodo. Mūrinis, stogas neįgriuvęs, viskas normaliai. Už 15 euriukų toks namukas, aišku, kainuos jisai daugiau, nes vien teritorijos sutvarkymas jau man pasakė, sako, $100, sako, ir mes viską sutvarkysim. Tai, žodžiu, tikrai, variantas, manau, visai yra neblogas. Aš šitą viską galėsite stebėti, kaip mes staigiai operatyviai sutvarkysim visą teritoriją. 25 arai, nėra tiek ir mažai. Ir biški trumpai. Pažiūrėkit, čia yra dar išlikę kaimai. Išlikę va tokios kaimuko gatvės, o mūsų, kad žinotumėt, kiek čia skrenda. Pilna. Tai va, išlikę, va, matot, kaimai, gatvelės, viskas. Va tokia, tiesiog tu turi tokią namą, kaimo gatvelį. Šalia va kaimynai truputėlį jau apsitvarkė. Viskas gražu ir faina. Važiavau į kitą kaimuką. Čia visai šalia. Negaliu neparodyti pavadinimo. Družba, draugystė. Kažkaip viskas visada simboliškai ir, bet čia tikrai sutapimas. Aš taip pasisakau už draugiškus santykius su Baltarusija. Aš skritai prieš visą karą, prieš viską pasisakau. Bet, kad taip sutap, kad vienas iš namų, kuriuos ketinu nupirkti ir suremontuoti ir parduoti, vadinasi Družba. Apie ką kalba? Žinokit, pirmin pravažiavau, atgal jau vietiniai išėjo žiūrėt, kas čia dedas. Jie žiūri, sveikinasi jau su manim, kad ir mašina lietuviškais numeriais vis tiek jau sveikinasi. Dar prie vieno namuko atvažiavau, labai fainas kaimukas, visas, pažiūrėkit, visa gatvelė kokia, tokie, daug parenovuotų namukų, kaip pavyzdys, pažiūrėkit, va. Vienas namukas gražus ir renovuotas, kitas ten toliau. Šitas, kuris irgi parduodamas už 15 eurų, truputėlį reikėtų primontuoti, vėlgi, nieks neprižiūri. Žolė nepjauta, dar kažkas, bet, tikrai mes jį paimsim ir jį sutvarkysim. Ir pažiūrėkit, dar ūkinis pastatas, nežinau kiek gyvas, neatsimenu kiek žemės, bet greičiausiai bus irgi kokia nors 30 arų minimum, gal ten va mato toliau lygtai aukšta pieva, laukas kažkas auga, tai tikėtina, kad bus iki tenai. Reikia biškį pridėti ranką, nes jau kažkas tai senai negyvena, tiesiog, taip yra tiesiog, bet šalia va irgi, važiuokit, kaimyno namelis jau parenovuotas viskas, o čia, šiek tiek reikia pridėti ranką, kitaip neišina, bet kai perki už 15 eurų Baltarusijoje, kai statybinės medžiagos papigėja, varom trečią parodysiu. Paskutiniam kaimukė irgi, pažiūrėkit, kaimuko gatvė, kaip ir visur, kieme, pažiūrėkit, vaikų pilna, visko. Ir, vėlgi, šitas numeris 18, parduodamas, vėlgi, pieva nešienauta, poros nėra, galiu užeiti. Kaip matot, namukas taip, reikia pridėti ranką, vėlgi, čia susitarsim, nušienaus, nudėlios viską šalia, ūkinis pastatas, viskas kaip priklauso, tie
senoviniai langai, galima viską atgaivinti, ne? Galima viską puikiai atgaivinti. Nes, kol kas negyvena. Niekas ir jau senukai negyvena. Taip reikės, sakau, patvarkyti, čia rankas pridėti, bet tas namukas gali būti. Ūkinis pastatas nežinau kiek gyvas, bet pasakysiu dabar patį svarbiausią dalyką, kurį norėjau pasakyti. Baltarusijoje jūs pilnai be jokių problemų, be jokių leidimų, be jokių nesąmonių galite laikyti kiaulytę, vištytę, karvytę, ką tik nori, kokį norit naminį gyvūną, ir tai yra net skatinama, kad žmonės patys savo gamintų maisto produktus, kad žmonės patys savo pasirūpintų maistu, kad žmonės viską turėtų. Ir va, dar čia kažkoks tai sandėliukas, čia turbūt čia tas rūsiai tokie kaip būdavo apkasti. Va, irgi pažiūrėkit kokie seni medžiai, o ko ne faina. Ir kai tai gali, pirminė kaina 15 eurų. Oi, sunku patikėti, aišku, gausis daugiau. Reiks remontuoti, reiks ranką pridėti, bet tas namukas gali atrodyti taip pat kaip va, šitas, pavyzdžiui, namukas. Kokių problemų? Kaimo namukas, o kodėlgi ne? Tie, kurie sako, kad čia Baltarusijoje čia mirtis, viskas bankrutuoja, pažiūrėkit, kiek privaryta čia technikos. Ir, o čia va dar užėjusiu truputėlį, parodysiu, statosi ferma, pažiūrėkit, va kompleksai čia biški per kalną nesimato, statosi fermos, čia bus berods augins, laikys karvės pienui. Tai va pas mus pieno ūkiai užsidaro, ane? Kažkodėl tai, ane? Vis blogiau. O va Baltarusijoje, pažiūrėkit, va kiek technikos privaryta, pilna. Čia va buldozerio ekskavatorių statosi naujausios, gražiausios fermos. Tai kaip čia dabar gaunas? Pas mus užsidaro Lenkai karvę superka, o Baltarusiai stato naujas fermas, nes į senas netelpa. Iki.